the biggest size. I got money, money, money on my mind. I'm not gonna see you waste your time. No, no. I'm the biggest size. I got money, money, money on my mind. Money, money, money on my mind. Sveiki visi atvykę į mano naują video. Taip, darau update'ą apie pirmuką, nes realiai paskutinį video apie pirmuką įkėliau prieš 9 mėnesius. Jis yra realiai belenkiek laiko, bet prie pirmuko padaryta daug darbų. Aišku, viskas ilgai užtrunka, nes darom kuo kokybiškiau, tvarkingiau, geriau. Dabar randamės mes pas KTK Racing, tai jie padarė man elektros laidyną, automobilis jau turi šviesas, turi visus dalykus, kad galima kurti variklį. Tačiau susidūrėm su viena problema, tai tuoj apie tai ir papasakosiu, bet prieš tai noriu pasakyti, jeigu jūs turit, pavyzdžiui, tiek automobilių, kiek čia, parodyk, Pauliau, pažiūrėk, kiek čia automobilių. Milijonas automobilių. Jeigu jūs turit tiek automobilių ir šiaip viską pamirštat savo gyvenime, aš jums turiu gerą sprendimą. O sprendimas yra labai paprastas. Tai Car1 programėlė. Ji skirta visiems vairuotojo poreikiams išskyrus vairavimą. Ir ją sukūrė ne bet kas, o CarVertical. Su šia programėlė galime sekti, kada baigsis jūsų automobilio technikinis, draudimas ar kiti dalykai. Nes jeigu jūs turite, pavyzdžiui, kaip aš, ne vieną automobilį, jums tikrai sunku susidėlioti darbus ir kada čia dabar tas draudimas, kada už jį reikia sumokėti. Arba jeigu pasibaigia, sustabdo policija, tada moki baudą. O Car1 programėlėje jūs viską matysite laiku ir dar jūs gausit notificationus, jeigu jums rytoj baigėsi pavyzdys technikinė. Jūs prasivarot ir negaunat jokių baudų. Ar draudimas, ar, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo galiojimas. Daug dalykų jums sutaupo tiek laiko, tiek jūsų atminties, talpos, nes nebereikės tiesiog nereikalingų faktų įsiminti, o viską už tai padarys programėlė Car1. Būtent ši programėlė yra nemokama, tai jums tiesiog ją reikia parsiųsti, užsiregistruoti ir viskas, naudojatės, lyg niekur nieko. Ši programėlė turi šiaip ir daugiau funkcijų, pavyzdžiui, kaip parkingas, susimokėjimas už jį, nereikės jums turėti 15 skirtingų appsų, o tiesiog turėsit vieną Car1 ir per ten galėsit apsimokėti savo parkingą tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje. Plus šitas appsas vis atsinaujina, vis pridedama daugiau funkcijų, kad palengvintų jūsų kaip vairuotojo gyvenimą. Ši programėlė veikia ant visų telefonų, tiek ant iPhone'ų, tiek ant Android'ų, tad ją galite parsisiųsti iš App Store arba Google Play parduotuvės. Tai ir padarykite, sutaupysite tiek savo laiko, tiek savo atminties, viskas bus vienam appse ir nieko nepamiršit. O mes judam toliau prie pirmuko. Taip, dabar galim prieiti prie mūsų automobilio, parodysiu, kas jam buvo padaryta, kas dar liko. Liko nebedaug, tai turėčiau iki zono tikrai spėti, ypač tuo atveju, kai prisideda Devaltas. Toks didelis brandas prisideda prie mūsų autosporto, to pačiu yra ir Technitis, prisideda įrankiais ir visais kitais dalykais, tai labai džiugu, kad tokie du dideli brandai prisijungia prie mūsų autosporto karjeros ir mes dėl to galim pasiruošti gerą bolidą. Užtrukom pakankamai ilgai, tačiau automobilis stengiamas praeiti tvarkingai, gerai, gražiai ir kad viskas veiktų kuo ilgiau, nereiktų per varžybas jo dažnai, kaip sakant, rinkti ir tvarkyti. Dabar einam parodysiu prie variklio. Variklis taip jau yra įdėtas, turim keletą niuansų tokių, kad jau būtume kaip ir pasleidę tą variklį, bet esmė kad yra velenėliai šito 5 litrų variklio, tačiau man atrodo, kad šitie yra prasti. Dėl to mes dedam nuo 5.5 AMG variklio velenėlius, kurie bus šiek tiek didesnio to kiaušinio vadinamo formos ir daugiau suspaus vožtuvus ir kitus dalykus, tai tiesiog turėtume turėti daugiau galios, arba kilovatų arba niutonų, bet tikriausiai, kad tiesiog turėsim daugiau niutonų, kas yra visai neblogai. Išsiėmę velenėlius mes radom, kad 4 kompensatoriai yra sugedę, parėję, tai teko ieškoti naujų. Naujų per visą Europą išnaršėm, radom 11 vienetų, tai kažkur KTK Racing užsakė, turėtume gauti ant dienų, tai galėsim dėti naujus velenėlius, naujus kompensatorius, už viską sukrauti. Pačių generatorių pasirestauruosim, nes biški ūžia, tai tokių minimalių dalykų, kurie užtrunka pakankamai ilgai, dėl to, nes tiesiog Europos sandėliuose nebėra detalių, nes pakankamai senas variklis, nuo 2.4 iki 2.6 berods ėjo. Tai jau tokie niuansai su varikliu, tai kol kas jisai dar taip ramiai stovi. Dabar šiuo metu darome išmetimą, užsidėjau M3 E92 kolektorius S65, tai darom išmetimą, reikia juos apvynioti ant heat prepais ir panašiai, ir tada jis jau į patį galą pats visas vamzdis, 2 vamzdžiai ir paskui susijungsi vieną. Tai dabar tas užsiemom. Tuo pačiu šią savaitę susidėjom visą aušinimo sistemą, naujas radiatorius, visa nauja aušinimo sistema, vamzdynai ir panašiai. Tuo pačiu KTK Racing padarė mums ir visą naują stiprintuvo sistemą su filtrais ir matom uždėtas toks nemažas visai radiatorius. Turėtų per priekinio bamperio šnervę jisai matytis ir visai turėtų neblogai atrodyti. Taip, dar trūksta ventiliatorius, nes bandom išsiaiškinti, koks geriausias būtų, kad galingiausias ir geriausiai trauktų orą ir aušintų mūsų šitą radiatorių. Tai tiek iš priekio, užsidėjom aišku lempos, čia kažkokie įdėti ledukai, Angel
nelaisvė, bet šviečia kaip diena, tai visai neblogai. Važiuoklė pilnai sudėta, priekyje yra irpas su HSD reguliuojamais amortikais. Tuo pačiu prisivirinom ir plokšteles ant stakanų, tai jie biškai sustiprėjo. Ir mes turim lengvesnį prieimą prie kemberio reguliavimo, kas yra gerai, nes šiaip dažniausiai tada reikia išsiminėti amortizatorių ir tada reguliuoti kemberį, o mes dabar galim tai padaryti ant mašinos, tai suvedime bus tiesiog daug patogiau. Žmogui daryti suvedimą, tai tiesiog dėl patogumo, greitumo ir paprastumo. Tuo pačiu, KTG Racing padarė ir laidyną, tai visas laidynas yra išvedžiotas po visai pilną mašiną, padaryti mygtukai, laidynas suvestas šiaip labai gražiai, pastatėme VEMS kompiuterį, buvom prisijungę, stovės planšetė, tai viską rodo, viskas veikia, kaip ir viskas neblogai. Dabar tiesiog laukiam, kaip ir sakiau, tų kompensatorių, dėsim vėlinėlius ir kursim variklį. Tai aišku, dar kuro sistemą reikia padaryti, bet ten minimaliai, reikia vieną detalę tiesiog nusipirkti ir dėsim kuro sistemą. Dabar mes galim prieiti prie salono, parodyti, kaip atrodo salonas šiuo metu. Tai kaip metų dabar mes randame salone, padaryti pilni lankai, surenkami saugaus lankai, jeigu norit kreipkitės, Facebooką paliksiu aprašyme. Tai tikrai džiaugiuosi jų darbu, viskas nuvesta iki galo, iki priekio, suvesti prie stojkių, tarpai labai maži, tai tas yra labai smagu. Tuo pačiu išsidažėm tokia, nežinau, kokia čia spalva, žalsvai pilka kažkokia, bet atrodo visai neblogai, tai automobilis švariai, gražiai atrodo, kai viskas įsidažė, tvarkingai. Susidėjom to pačiu ir po rankinį, ir po shifterį, ir iš G Fabrication padarė jis man plokšteles, kad užsidėčiau shifterį į rankinį ant vienos plokštelės, tai taip tvarkingai gražiai atrodo. Kaip matot, laidynas irgi visas įsvedžiotas, įvilkta į kembriką, kad nieks niekur neprasitrintų, atrodytų tvarkingai, nes man iš tikrųjų svarbiausia, kad viskas atrodytų taip, kaip turi būti, ta prasme, tvarkingai, o ne belia kaip išmėtyta. Tai stabdžiai pravesti pilni irgi pro saloną, visur kembrikas suvilktas, kad viskas būtų juoda, tvarkingai, gražu. Tuo pačiu G Fabrication padarė ir tokią dėžutę mygtukams, tie mygtukai irgi įsijungia, šviečia, labai viskas atrodo neblogai, nes kai tie tumbleriai tokie atrodo atgyvena, o kai mygtukai su ledais šviečia daug geriau, tiesiog gražiau atrodo ir manau maloniau bus važiuoti su automobiliu, kai viskas yra tvarkingai ir gražiai padaryta. Dabar būtent šiuo metu mes surinkinėjom galinę važiuoklę, nes realiai reikia dėti diffą, reikia dėti pusašius, tai man atrodo pusašius jau ir sudėjau, diff irgi sudėjau, tai realiai kol bekalbu, čia viskas dedasi. Turim 6 bėgių dyzelinę dėžę nuo E90 3 litrų, tai jinai yra pakankamai stipri, laiko daug newtonų ir turėtų atlaikyti mano automobilio galę, tikrai turėtų atlaikyti mano automobilio galę. Tuo pačiu tepaliukai matau į diffą, pusašiai čia dar vieni atsarginiai. Čia turim visą dėžės adapterio komplektą, tai sankabas, smagračius ir patį adapterį. Čia viskas labai fancy atrodo, labai brangiai atrodo ir iš tikrųjų brangu ir yra. Čia mes turim to pačiu naują kuro siurblį, irgi VDO, tvarkingas, realiai kaip OEM, viskas. Tai darom iš karto viską. Dedam viską naują, visi varžtai, viskas nauja, vien tik dėl to, kad kuo mažiau tvarkytis mums trasoje reiks to automobilį, nebent bus krešas. Realiai visas galinis tiltas yra išsmėliautas, dugnas yra visas nudažytas naujai, nugruntuotas, nudažytas. Tuo pačiu yra tiltas, kaip ir sakiau, nusmėliautas, nudažytas milteliniu būdu, stebulės, nauji guoliai, ne nauji pusašiai, bet naudoti pusašiai, bet tvarkingi. Galinės visos išvirtiminės traukės, Manji Performance, jeigu neklystu, sudėjau, tai irgi viskas ten neblogai. Bus labai daug reguliavimo tiek iš traukių, tiek iš pačių amortizatorių. Amortizatorių spiruoklės irgi susidėjau žiauriai minkštas, bet kadangi mes pjausim šikną, tai mes turim prie daug sukibimo gale ir, kad būtume greiti. Kaip matot, automobilis neturi jokios išvaizdos, realiai jokio bodykito kol kas nėra, sparnų, durų, bamperių, nieko nėra, bet mes jau šitą dalyką esame įsprendę, užsakėm visą pilną bodykitą iš Lenkijos, tai realiai sparnai, bamperiai, kapotas, duris irgi bus stiklo pluoštų, dėl to nes mes galim tai sudėti, nes čia yra pilni lankai. Tuo pačiu, kaip ir sakiau, visas užpakalis pjausis ir dėsis stiklo pluoštų. Tai realiai mes galėsim leisti palei blokus ar į blokus biškį atsiremti ir tikrai mums neapsuks. Kas būna su metalinė šikna, tai mes turim tiesiog saugumą ir realiai pigiau turbūt tvarkyti yra stiklo pluoštą, negu visą reikėtų vėl metalą pervirinti ir panašiai. Tai mums dar priekinį visą bešbarą pagamino G Fabrication, tai priekinis bešbaras, galėsim užsidėti bumperį tiesiai ant jo, plus visas telikas yra padarytas lazerių pjautas, čia plus parašyta Butomis Racing, tai toks antspaudas, kad automobilis yra mano, visi žinos, kad automobilis yra mano. Ir tuo pačiu dar gale, kai pjausim visą galą, nupjausim ties longeronais, irgi dėsis bešbaras galinis, kad vis tiek kažkoks būtų atrama, jeigu neleisčiau iki pat bako ar nežinau, iki firewallo, tai dėsim irgi bešbarą ir viskas padaryta taip gerai ir standžiai, tai manau smūgio atveju nieko čia blogo nesitiks ir tikėkime, kad smūgį neturėsim, tai tas yra svarbiausia. Tai čia kaip ir kalbėjau, turim M3 išmetimo kolektorius, tai va tokia raizgalinė. Tai mums Aleksas iš Krepdesio
padarė šitus laikiklius, nes jis jau yra daręs, tai tiesiog jam patikėjom šitą darbą, tuo pačiu užsivirtam šitus galus, tai bus galima tiesiog jau vesti duslintuvą iki pat galo, tik tais pirmą reikia uždėti visą sankabos komplektą, adapterį ir dėžę, kad pagal tai galėtume prasivesti būtent iš viso išmetimą, nes kai dabar padarysim, paskui sankabą daryti, ten dėžę dėti, tai tiesiog nelogiška ir pirmą sudėsim šitus, padarysim išmetimą, ne, pirmą sudėsim šitus, tada dėsim dėžę ir tada dėsim išmetimą. Nu, aš jau pats pasimetęs tarp darbų, dėl to aš atvešiu šitą mašiną, kad padarytų KTK Racing ir viskas bus tvarkingai, švariai ir gerai padaryta. Tai tokį dalyką turim. O šiaip Merso kolektorius yra perpus mažesnis, turbūt dar daugiau negu perpus mažesnis, jis toksai iš vis pailgas, mažas, kaip dizelio koks kolektorius. O čia turėtume biškai gauti ir galios iš šito dalyko ir, aišku, garso. Tai va, toks mūsų dabar projekčiukas, darom daug darbų vienu metu, viską kraunam, dedam ir tikiuosi, kad šį mėnesį automobilis pasišvažiuos iš tą garažą ir važiuos darytis body kito, nes kaip ir sakiau, reikia nupjauti subinę, tai aš pats nepjausiu, nelabai noriu šitą dalyką daryti, tai nuvešiu tiesiog profesionalam, kurie yra jau tai darę ir žino, kur nupjauti tvarkingai ir kad paskui tas body kitas užsidėtų ir nereikėtų dauginti metalo, nes tu per daug nupjovai. Tai automobilį dabar paliekam taip, darysim dar darbus, kurie liko ir pradėsim gazuoti. Tai dar nežinau tiksliai kur, nes Lietuvoje kaip ir nebėra kur realiai testuotis, tai turbūt reikės važiuoti artimiausią Lenkiją ir ten kelt jų BVP. Kadangi 9 mėnesiai praėjo po paskutinio video apie šitą pirmuką, tai aš visus update'us keliu į savo Facebooką ir Instagramą. Tai ten galite prisijungti ir pasižiūrėti, nes realiai kiekvieną dieną eina istorija ir postai ir kiti dalykai, tai ten viską matysite realiai kiekvieną dieną apie automobilį. O čia YouTube biškai mes rečiau viską darom, bet plačiau viską parodom. Tai jeigu norit, prisijungkite prie mano Instagramo, paliksiu irgi linkus aprašyme. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit apie Car One, nepamirškit pasubscribint, palaikyti ir galit pakomentuoti, kaip jums atrodo šitas automobilis, ar patinka ar nepatinka ir kada mes išvažiuosim su juo, nes iš tikrųjų jau labai noriu, jau pasiilgau važiuoti drifte, tai labai tikiuosi, kad šitas visas užsibaigs kuo greičiau ir galėsim pagaliau gazuoti, o ne tik remontuoti. Ačiū ir iki susitikimo kitam video.